Brangus broliai ir seserys, šiandienos Evangelija pristato ginčą dėl pasninko. Jono mokiniai pasninkavo, o Jėzus ir jo mokiniai ne. Jėzaus atsakymas yra netikėtas. Jis galėjo pateikti daug paaiškinimų, tačiau pasirenka atskleisti kai ką daug gilesnio. Jis tapatina save su jaunikiu. Čia kontempliuojame esminę krikščioniškojo tikėjimo tiesą. Kristus yra jaunikis, kuriame Dievas ir žmonija yra sujungti. Jame dvi be galo nutolusios prigimtys, dangus ir žemė, buvo sujungtos santuokoje. Dar daugiau, Jėzus nėra tik jaunikis. Jis yra pati santuoka. Jis yra tas, kuris savo asmenyje sujungia Dievą ir žmogų. Ir mes esame pašaukti dalyvauti šiose Kristaus vestuvėse. Bet kaip tai įvyksta? Per Eucharistiją. Eucharistija yra vestuvių pokylis. Būtent ten nutraukiame pasninką ir artimai susivienijame su Dievu. Kai priimame komuniją, kol duonos pavidalas išlieka mūsų kūne. Vyksta tikras kontaktas tarp Kristaus kūno ir mūsų kūno. Tarp Kristaus sielos ir mūsų sielos. Per dieviškąją Jėzaus žmogiškąją prigimtį. Įžengiame į gilų susivienijimą su pačiu Dievu. Todėl turime vis labiau apmąstyti Eucharistijos slėpinį. Tai yra žmogaus susivienijimo su Dievu slėpinys. Tačiau būkime atviri. Dažnai komuniją priimame netinkamai. Priimame komuniją ir grįžtame į savo vietą, nesuvokdami, ką priėmėme. Neįmanoma priimti komunijos be dėmesio, be artumo, be meilės, kaip nuotaka neignoruoja jaunikio buvimo. Taip ir mes negalime ignoruoti to, kuris yra susivienijęs su mūsų siela. Mišiose kunigas skelbia: palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio pokylį. Koks tai pokylis? Tai avinėlio vestuvės, tai santuoka, tai šventė, kurioje Kristus susivienija su mumis. Ir mes susivienijame su Kristumi. Todėl po komunijos pasilik bažnyčioje, būk su juo, skirk laiko jaunikiui, kol išlieka eucharistiniai pavidalai. Jėzus yra ten sakramentiniu būdu. Tai artumo laikas, meilės laikas, tik tada komunija tampa tikru. Dvasiniu maistu, stiprybė sielai, stipriųjų duona, tai suteikia mums jėgų. Tam, kas nepaprasta. Mylėti, augdami tikėjime, viltyje ir meilėje, pasieksime galutinės vestuvės, amžinasis avinėlio vestuvės danguje. Tegul Dievas tave laimina.